Ir norėčiau pakviesti Kristiną Jakutytę Encienę pristatyti savo jau tokio teorinio tyrimo rezultatus komunikaciniai e-dalyvavimo aspektai trečiojo sektoriaus veiklose Lietuvoje. Labą dieną. Tai savo šiuo pranešimu komunikaciniai elektroninio dalyvavimo aspektai trečiojo sektoriaus veiklose Lietuvoje yra išryškinamas mano pasiruošimas tyrimui, kurį aš planuoju atlikti šiais metais, būtent savo rengiamos disertacijos kontekste. Ir mano rengiamos disertacijos tema yra elektroninio dalyvavimo ir viešosios erdvės sąsajos, trečiojo sektoriaus veiklų įgyvendinimas. Ir būtent tos temos aktualumas glaudžiai siejasi su mano formuojamo tyrimo teorinėmis ir būtent praktinėmis paradigmomis. Taigi, temos aktualumas yra grindžiamas socialinio kontakto praradimu tarp valdžios, tai yra vyriausybinio organizacijų, piliečių, tai yra trečiojo sektoriaus organizacijų ir privataus sektoriaus. Ir būtent kas tas toks socialinio kontakto praradimas sąlygoja arba lemia nerezultatyvų, aktyvių piliečių įsitraukimu ir dalyvavimu, grįstų iniciatyvų ar atitinkamų projektų įgyvendinimą. Taigi ir pradedant analizuoti būtent to socialinio kontakto praradimą trumpai, aš labai glaustai, kas jį sąlygoja. Tai sąlygoja tokios socialinės krizės kaip tapatumo krizė, susvetimėjimo krizė ir politinė krizė, iššaukančios atitinkamus trukdžius ar kliūtis toms sekančioms iniciatyvoms ir projektams. Aš prezentacijos eigoje truputėlį plačiau pristatysiu. Tai būtent tapatumo krizė mano temos kontekste, mano disertacijos temos kontekste yra analizuojama per vaidmenų prisiėmimą tų, kurie organizuoja tas iniciatyvas ir tų, kurie į jas įsitraukia. Tai gali būti priimti keli vaidmenys, kaip darbuotojo, kažkokio nario ar savanorio ir panašiai. Ir būtent kai tie vaidmenys yra ne iki galo išpildomi, ne iki galo įgyvendinami, kaip rytuose pranešimuose ir plenariniuose buvo išskirti tokie aspektai kaip pasitikėjimas, dėmesys ir laikas. Mano atveju aš taip pat išskyriau kaip dėmesį, pasitikėjimą ir atsidavimą, kuris šios konferencijos metu man taip pat susisiejo su laiku. Ir būtent tų aspektų neįgyvendinimas, neišpildymas prisimtų vaidmenų kontekste veda į tapatumo krizę. Ir antroji susvetimėjimo krizė, tai taip pat jau buvo ne kartą paminėta, yra nulemta pasitikėjimo tarp tų, kurie inicijuoja atitinkamus projektus ir tų, kurie į juos įsitraukia. Ir būtent mano temoje yra akcentuojamas bendrinis pasitikėjimas, kuris yra grindžiamas bendravimo, bendradarbiavimo aspektais, kuomet individai, piliečiai ar jų grupės vedami to bendro bendravimo, bendradarbiavimo siekia atitinkamų tikslų, rezultatyvumo būtent. Ir kai vyksta ne iki galo, taip pat kaip aš vadinu, ne iki galo išpildytas tas bendravimas, bendradarbiavimas, nerezultatyvus, jis taip pat veda į susvetimėjimo krizę. Ir paskutinė politinė krizė, kuri yra grįsta sprendimų priėmimo gale. Tai mano temos kontekste tai atsiliepia į pilietinę galę, kuomet individai aktyviai įsitraukia ir dalyvauja atitinkamose veiklose, būtent tokiu komunikaciniu būdu kaip elektroninis dalyvavimas. Ir būtent apibendrinant to socialinio kontakto praradimą, galima pasakyti, kad tai yra nerezultatyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo aspektas tarp tų, kurie organizuoja tas aktyvių piliečių įsitraukimų ir dalyvavimų grįstas iniciatyvas ir tų, kurie nori, kad būtų įsitraukiantieji. Ir atitinkamai, kaip gali būti, aš toliau analizuoju, kaip gali būti stiprinamas tas socialinis kontaktas, atitinkamai taip pat stiprinant tų iniciatyvų ir projektų rezultatyvumą, rezultatyvų įgyvendinimą. Šis vaidmuo yra priskirtas trečiajam sektoriui
ir kaip tarpininko vaidmuo, kodėl trečiam sektoriui, nes jam yra patogiausi trečiojo sektoriaus organizacijoms, nes joms yra patogiausia nukreipti piliečių, individų, kažkokių visuomenės grupių nuomonę reikiamą, norimą linkme, kad jie būtų išgirsti. Ir būtent socialinio kontakto stiprinimui aš išskyriau tokias veiklas kaip sprendimų priėmimo procesai, viešieji reikalai ir visuomenėje aktualių klausimų viešinimas. Ir būtent mano temos kontekste sprendimų priėmimo procesai, aš dabar labai glaustai, yra analizuojami naujojo viešojo valdymo kontekste, į kurį yra įtrauktas ir trečiasis sektorius, įtraukiant individus, piliečius ar jų grupės į aktyvesnį kažkokių tai strategijų formavimą, visuomenės apklausų formavimą ir panašiai. Viešieji reikalai mano temos kontekste akcentuoja tą kokybišką santykį tarp visų trijų minėtų, kaip čia pasakyti, piliečių grupių, tai yra tarp kurių yra prarandamas tas socialinis kontaktas ir būtent visuomeniai aktualių klausimų viešinimu, kuris ir taip pat yra priskirtas kaip trečiojo sektoriaus organizacijų veiklai, yra pateikiama piliečiams aktuali, teisinga ir prieinama informacija. Čia taip pat siejasi su anksčiau minėtose pranešimuose užsimenamų atitinkamų duomenų sklaida, atitinkamų duomenų pateikimu, atvirų duomenų pateikimu piliečiams ir panašiai. Ir tuomet, kaip minėjau, kaipgi tas trečiasis sektorius gali efektyviausiai įgyvendinamas tas veiklas, stiprinti tą socialinį kontaktą, kuris dar kartą pasikartosiu, lemia tų piliečių aktyvių įsitraukimų ir dalyvavimų grįstų projektų rezultatyvumą. Taigi, pasitelkdamas elektroninį dalyvavimą, aš jau čia trumpinu, kaip komunikacinį būdą, kuris teorinė prasme yra grindžiamas postmoderne teorija, čia remiantis Leotardu ir Velšu, straipsnėje tai geriau pasimatys. Ir, žodžiu, elektroninis dalyvavimas kaip komunikacinis būdas traktuojamas dvejopai, kaip moderni technologija ir kaip bendravimo sąranga, ar ne? Kuri gali užtikrinti būtent tą rezultatyvų iniciatyvų projektų įgyvendinimą ir įveikti, slopinti rezultatyvų įgyvendinimą sąlygojančias kliūtis. Ir tos kliūtis, tie trukdžiai, tam rezultatyviam iniciatyvų projektų įgyvendinimui kyla taip pat iš tų socialinių krizių, kurios lemia tą socialinį kontaktą. Tai patį dalyvavimą, patį įsitraukimą individų sąlygoja tokie trukdžiai kaip atstovavimas, interesų įtraukimas, nežinojimas, neišmanimas, nesutarimas dėl faktų, įrodymų taikymas, kompromisų pripažinimas, atsakomybė. Taupant laiką aš dabar nesiplėsiu, jeigu bus neaišku, grįšim. Ir atitinkamai, nors pats elektroninis dalyvavimas ir pristatomas kaip komunikacinis būdas iš bendravimo ir iš tokios praktiškesnės pusės atitinkamo veiklų įgyvendinimo technologijomis perspektyvomis, patį elektroninį dalyvavimą taip pat veikia atitinkami trukdžiai. Tai būtų politinės strateginės kliūtis, kurios labiau kyla iš individų, tų, kurie nori, kad būtų įsitrauktų pasitikėjimo tais iniciatoriais, tais organizatoriais projektų, organizacinės ir teisinės kliūtis, dažniausiai kylančios tų, kurie organizuoja projektus viduje, tarkim nesutarimo, kaip diegti tą elektroninį dalyvavimą, reikia, nereikia ir panašiai. Vertybių raiškos kliūtis, tai yra visuomenės ir tų, kurie organizuoja vertybių sutaikinimo problematiką, socialinės kliūtis, tai tokios gali būti ir visai praktinės kliūtis, kaip technologijų neišmanimas, kaip naudotis ir technologijų dėgymo, kažkur gal atitinkamose vietose prastas dėgymas, tos pačios technologinės kliūtis susijusios socialinėmis ir dėgymo kliūtis, kuomet nesusitariama arba trūksta praktikos, praktinių ir teorinių žinių, kaip tą elektroninį dalyvavimą įdiegti, kaip naudotis, ar nepriimant atitinkamų mokslininkų ruošiamų rekomendacijų ir panašiai. Čia iš praktinės pusės. Ir visgi, nors tie trukdžiai ir yra, sudarius elektroninio dalyvavimo kaip komunikacinio būdo konkrečią sąrangą, teigiama, kad tos kliūtis ir dalyvavimą, ir elektroninį dalyvavimą gali būti įveikiamos atitinkamomis
veiklomis ir kartu stiprinant tą socialinį kontaktą ir tų iniciatyvų projektų įgyvendinimą. Tik kokia yra to elektroninio dalyvavimo kaip komunikacinio būdo sąranga. Yra suinteresuotieji, bendrinė prasme, tai tų suinteresuotojų gali būti daug, įvairios vyriausybinės, valdžios institucijos, piliečių grupės, mokslininkai, ekspertai. Mano temos kontekste tai yra trečiasis sektorius, kaip tas, kuris gali stiprinti tą socialinį kontaktą. Taip pat elektroninio dalyvavimo lygmenis, dabar kiekvienų nebevardinsiu, jeigu bus klausimų grįšime, elektroninė informacija, konsultacija, įtraukimas, bendradarbiavimas, įgalinimas. Gal akcentuočiau tik tai tą paskutinį punktą įgalinimą, kuomet jau tiems, kurie įsitraukia. Ir čia galutinės lentelės pavidalų galime matyti, suteikiama galimybė patiems formuoti, organizuoti kažkokias strategijas, kažkokius tai reglamentus, duodant jiem nuoradas, duodant jiem formas ir panašiai. Ir taip pat yra elektroninio dalyvavimo sritis, grįstos informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis būtent. Jų yra nemažai, didelė lentelė, bet pavyzdžiui, rinkimų kampanijos, balsavimo kampanijos, būtent grįstos informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. Ir elektroninio dalyvavimo priemonės įrankiai, tai taip pat yra visi tie praktiniai tokie jau konkrečiai internetiniuose puslapiuose naudojami įrankiai, kaip visokie forumai, svetainės, konsultacija, elektroninės peticijos ir panašiai. Ir visą tą sąrangą suvedus gaunama tokia lentelė su 3 elektroninio dalyvavimo kaip komunikacinio būdo sąrangos pakopomis: informuoti, konsultuoti, įgalinti, išskiriant būtent, kur yra informacijos vieta, informacijos gavimo ir pateikimo vieta tiems įsitraukiantiesiems santykyje su tais, kurie organizuoja, kokios yra veiklų kryptis ir kas yra galiausiai tie veiklų vykdytojai. Ir kad būtų aiškiau išsiaiškinti, kaip būtent pritaikyti absoliučiai praktikoje tą elektroninį dalyvavimą kaip komunikacinį būdą, siekiant rezultatyvumo ir tam tikrų trukdžių įveikimo, remiantis tomis socialinėmis krizėmis ir jų iššauktais trukdžiais, yra suformuluojami kriterijai. Jie taip pat kiekvienas iš jų turi savo paaiškinimą, bet aš trumpai tiesiog tik įvardysiu. Tai būtų socialinis komplikuotumas, politinė kultūra, organizacinė struktūra, technologinė priklausomybė ir paties elektroninio dalyvavimo supratimas. Ir gerai viskas matosi. Finale to yra įvardyjami kiekvienoje atskiroje pakopoje, kaip matote, išskirtos suformuluotos konkrečios jau veiklos praktiniu aspektu, kokiose veiklose dalyvauja trečiasis sektorius, kokias jis vykdo, išskirtos tos 3 pakopos elektroninio dalyvavimo kaip komunikacinio būdo ir galiausiai kokiais komunikaciniais aspektais remiasi, gali būti įgyvendinamos tos visos veiklos, jas sujungiant bendrai to socialinio kontakto stiprinimui, veiklų įgyvendinimui ir trukdžių slopinimui. Ar ne? Ir dar čia kairėje pusėje, čia jau aš irgi labai trumpai tik pasakysiu, yra pradedamas formuoti toks kaip ir modelis, kurį aš savo disertacijoje analizuoju teorinėje pirmoje dalyje, išskiriant viešąją erdvę, dalyvavimą, įsitraukimą ir tai taip pat sąlygoja tų komunikacinių elektroninio dalyvavimo aspektų suformulavimą. Ir užbaigiant formuoti mano planuojamo tyrimo, pasiruošimo tyrimo struktūrą, kur galėtų, nurodant, kur elektroninio dalyvavimo kaip komunikacinio būdo visų tų veiksmų elementai yra, tai pasitelkiamos elektroninio dalyvavimo tyrimo kryptis, kadangi elektroninis dalyvavimas gali būti kaip priemonė, tai yra analizuojant iš praktinės pusės, elektroninis dalyvavimas gali būti kaip reiškinys, analizuojant daugiau jo supratimą mokslinėme, teorinėme kontekste ir panašiai. Tai kaip ir paryškinti instrumentinis tyrimas, aprašomasis tyrimas, kuom aš ir remiuosi savo disertacijoje. Ir taip pat tai veda link normatyvinio tyrimo,
kas bus įgyvendinama mano to planuojamo tyrimo metu. Tai yra normatyvinis tyrimas, kuomet nustatomi standartai, kuriais remiantis yra įvardyjama geroji praktika ir tą gerąją praktiką pritaikant paskirose situacijose, tai yra išskirtose tose 3 veiklose. Ir galiausiai mano suformuoto tyrimo struktūra atrodytų galutinėme variante maždaug taip, išskiriant tyrimo objektą, tyrimo tikslą ir suvedant ir teorinę, ir praktinę. Tas perspektyvas, koks gali būti atliekamas mano tyrimas to socialinio kontakto stiprinimui, kuris ir lemia sąlygoje aktyvių piliečių įsitraukimų ir dalyvavimų grįstų projektų rezultatyvų įgyvendinimą. Taip, ačiū. Kviečiu įsijungti į diskusiją, pasidalinti kilusiamis mintimis, būtent jaunai mokslininkai pristačius savo disertacinio tyrimo idėjas apie būtent įgalinimą visuomenę, taip įsitraukti aktyviau į įvairias veiklas.